Sinoptikai tikina, kad šiemet kalėdos turėtų būti baltos. Tai žada ir Klaipėdoje specialias dirbtuves įsirengęs Kalėdų senelis. Su Palėda jis jau pradėjo gaminti sniegą. Sniego malimui pasiruošę? Senelė? Pasiruošęs. Tada. 1, 2, 3, malame. Kalėdų senelis ir 2 jo pagalbininkės nykštukės įsikūrė Klaipėdos Lėlių teatre. Į uostamiestį jie atsivežė ir specialią sniego mašiną. Nečiupinėkite, čia dar mes turėsime atšaldyti ir suvakuoti. Negaliu patikėti, pasiekėme rekordą. Per tikrasis Kalėdas būtinai prisnigs. Dabar tik reikia nusiųsti į Antarktidą. Ten jisai sušals, sustings ir tada aš savo narsiųjų elnių paprašysiu, kad jie išbertų į virš Klaipėdos miesto. Į kalėdinės dirbtuves susirinkę vaikai Kalėdų senelio prašo ne tik sniego. Mažieji klaipėdiečiai sako turintys visą norų sąrašą. Ką norėtum dovanų iš Kalėdų senelio? Žaibo apvyno traukinuko domo. Kodėl? Todėl, kai aš turėčiau daug dovanų, kai gimtadienį pasveikintų. O parašy Kalėdų seneliui laišką? Jo. Vežimėlio ir lėlytės. Kodėl? Kodėl nori tokį daug? Nes mano pats mėgstamiausias daiktas. Ko tu norėtum iš Kalėdų senelio dovanų? Barbelėlį. Kodėl? Todėl, kad man labai patinka. Ir atneš Kalėdų senelį? Taip. Parašėjai laišką? Taip. Gyvą šuniuką. Kodėl? Nes šuniukai man labai patinka. Į dirbtuves laiškai su vaikų norais plaukia iš viso pasaulio. Stebuklingas telefonas netyla visą parą. Ciao! Ciao, Marija, ciao! Žinok, sikermento paramento, kad mamorė. Senelio pagalbininkės nykštukė sako, kad visi vaikų norai išsipildo, tik nebūtinai per Kalėdas. Žinokit, būna visai. Bet norai pildosi visų. Nebūtinai gali per Kalėdas visų išsipildyti. Daugiausiai išsipildo per Kalėdas. Bet tai kitų išsipildys per kitas Kalėdas. Bet gali ir Velykų rytas stebuklas atsitikti. Kalėdų senelio dirbtuvės Klaipėdos Lėlių teatre veiks iki pat šventųjų Kalėdų.